Nu ką, bičiuliai, dar vienas Grand Cherokee jūsų dėmesiui. Tuo viską supasakosiu, labai geros komplektacijos. Na, visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje, užeikit, pasidarykite, būtinai pasiekite mūsų socialinius tinklus, tam, kad nepraleistumėt gerų variantų, kai jos gauname ir spėtumėt įsigyti. Tai būtų važiuojama autobrokeris Facebooką, Instagramą arba TikToką, kaip kam patogiau. Na, o dabar, chebra, Jeep Grand Cherokee 2014 metų, 3 litrai 184 kW, dizelis. Dizeliukas, limited komplektacijos, visko čia yra, ko tik tais norit, pradedant nuo parktronikų priekyje gale, distronikas, atstumo palaikymas, susidūrimo prevencija, galinio vaizdo kamera, taip pat elektrinis dangtis, automobilis parvažiavęs iš Amerikos, tokį kokį matot, nemuštas. Buvo su kuro sistemos gedimu grįžęs, tai gedimas pašalintas, protestuota, viskas tvarkoj. Taip, toliau turime keylessą, beraktų užvedimą, aklas zonas turim. Taip, štai toks odinis minkštos odos saloniukas, juodos lubos, panorama, šildomos sėdynės gale, skersiniai stogo bagažiniai, jeigu reikia. Taip, čia viskas elektra, sėdynės elektra, pilnai elektrinės, niekas nesuplyšė, viskas savo vietoj. Čia taip pat. Ten visur viskas ok. Ką turime čia? Turime šildomas ir vėdinamas sėdynės priekyje, pritemstantį veidrodėlį, šildomą vairą, aišku, automatas, kas be ko, važiavimo režimai, nuokalnės stabdis. Čia viskas darinėjasi ko puikiausiai. Akiniam dėklas taip pat yra, bagažinės atidarimas iš vidaus, pilnai multifunkcinis vairiukas, distronikas, paprastas autopilotas, kaip sakant, patogiau, taip pat elektra valdomas vairiukas. Ženklus taip pat atpažįsta, LED skidelis ir 209 000 km ridos. Vairas taip pat su lapkutėm, kam patinka junginėti patiems. Kągi, štai toks džipas laukia jūsų, bičiuliai. Kaina, palyginus su rinkos kaina, tikrai gera. Būtų 11 800 euriukų ir dar negalutinė. Drąsiai pasidarėsime vietoje, kaip sakant, atvažiuosit, prasivažiuosit, pasibandysit, pasimatuosit. Jeigu viskas tiks ir patiks, pasiderinsim dar kainelę. Nu ir ką, galėsime suteikti finansavimą, žinoma, kas be ko, 4,5% metinės palūkanos, jokių riborų ir kitų nesąmonių. Savininkas esate jūs, ne lizingo bendrovė. Taip kad visos sąlygos suteiktos, kad automobilį įsigytumėt paprastai ir lengvai, jo važiuotumėt ir kaifuotumėt. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio kartelio.